žmogus nebemąsto. Jis tik jaučia ir tos emocijos užkerta kelią tada priimti sprendimus. Žmonės vis viena pasimauna ant sukčių pinklių. Kaip čia taip nutinka? Nes pasimauna tai ne dėl to, kad jie yra protingi ar neprotingi. Pasimauna dėl to, kad sukčiai veikia į, vadinkim, tas emocinės, labiau emocijas, sukelia emocijas ir manipuliuoja emocijomis. Tai yra daugiau emocinis toksai, išvis, nežinau, ne šantažas, bet toks emocijų paveikimo metodas sukčių rankose ir dėl to žmogus gali būti labai protingas, gali būti nelabai protingas, koks skirtumas, nes tuo metu, kai sukčiai jau normaliai prispaudžia tą žmogų, jisai padarė tam tikrus jau ten žingsnius, tai tuo metu... Kokios tai emocijos? Dažniausiai vėlgi naudojamasi skubos momentu, tai reiškia, kad sukelti tam tikrą skubą ir šalia tada iš karto yra grėsmės jausmą sukelti, tai yra, kad tas žmogus turi bijoti, yra nerimas, baimė, taipogi galima pasinaudoti vienišumu gana stipriai, žmonių geranoriškumu tokiu irgi, kuris norisi žmogui gražinti, lygtais skolą kažkokią, tai jisai lygtais duoda kažką tai sukčius jam nemokamai, arba kažkokią tai paslaugą, arba kažkokią paslaptį, arba kažkokias tai kabutėse dovana, kur galbūt ne visai, kaip iš po stalo ištraukia, čia sovietmečių kažkas iš po stalo ištraukia, tai ar čia sąžininga ar nesąžininga. Nes sukčius irgi atrodo ištrauks kažką iš po stalo, sakys, čia tik tau. Bet tik tau duosim šitą. Tada žmogus jaučiasi kaip ir skolingas, ir tada tas toks abipusio dėkingumo jausmas žmogus nori gražinti. Bet dažniausiai yra baimė naudojasi, tiesiog, kad tai yra, bet kažkas tai staigiai dabar reikia priimti sprendimą ir žmogus labai bijo, kad ten kažkoks bus blogas sprendimas jo priimtas, jam reikia kažką tai daryti. Dažniausiai tai būna susijęs su autoritetais, reiškia, gali skambinti iš policijos, iš Google dabar čia skambinėja pastoviai, kad kažkoks tai autoritetas iš bankų ir gali skambinti, sakyti, va ten tas. Tai žmogus vis dėlto baiminasi dėl autoritetų, dėl mūsų tiesiog tokio emocinio fono, kur, nežinau, mes vis dar bijom policijos, jeigu ten jinai stovi, mes važiuojam tvarkingai, mes vis tiek dar bijom. Toks kažkoks tai yra keistas tas jausmas. Tai tuo naudojasi sukčiai. Romantiniai yra lygiai taip pat irgi sukčiai, kur naudojasi tada tokiu patiklumu žmonių, noriu būti kartu, noriu to turėti ryšį su kitu. Tai jie to irgi pasinaudot gali lygiai taip pat, bet dažniausiai tai atsiranda tas toks, reikia apsispręsti ir dabar. Tai tas skubos, grėsmės, toks jausmas sukeliamas ir tokiu būdu žmogus gali užkibti, jeigu jisai bent kažkiek tai į tą pusę, ne tai kad linkęs, nes čia nėra tokio, kad labai linkęs, jeigu sukčius yra gana įgudęs, jisai gali pagauti žmogaus kažkokius tai pažeidžiamumus ir tuo pasinaudoti toje situacijoje.